Šiandien noriu trumpai pakalbėti apie nerimą ir ramybę. Ar tau būna, kad kūnas namie, bet galva šimte problemų? Atrodo, lyg viskas iš išorės tvarkoje, bet viduje įtampa. Nerimas dažnai ateina tyliai, nemiga, širdis daužosi, mintys sukasi ratu ir tu nebežinai, nuo ko pradėti. Ir tada bandai save sutvarkyti, bandai susiimti, bet kuo labiau spaudi, tuo labiau nerimas tave spaudžia. Biblija yra vieta, kuri man labai padeda tokiais momentais. Filipiečiams laiške parašyta: nieko nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymų su padėka jūsų troškimai pasidaro žinomi Dievui. Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Laiškas Filipiečiams, 4 skyrius, 6-7. Pažiūrėk, koks čia konkretus kelias. Dievas nepalieka mūsų su gražia teorija. Jis duoda labai praktišką žingsnį po žingsnį. Pirmą žingsnį – įvardinti. Neslėpti. Ateiti pas Dievą taip, kaip yra. Pasakyti: viešpatie, man neramu dėl mano šeimos, man neramu dėl sveikatos, dėl pinigų, dėl ateities. Dievui nereikia gražių sakinių, jam reikia visos. Antras žingsnis – prašymas. Ne miglotai, o konkrečiai. Viešpatie, duok išminties, ką daryti. Duok jėgų šiai dienai. Parodyk, koks kitas žingsnis. Suteik man tikėjimo pasitikėti tavimi. Ir trečias žingsnis, kuris dažnai būna sunkiausias, tai dėkojimas. Dėkoti ne tada, kai dar nematai sprendimų. Dėkoti už tai, kad Dievas valdo, kad Jis yra šalia, kad Jis jau buvo ištikimas praeityje. Dėkojimas perjungia širdį iš panikos į pasitikėjimą. Ir tada pažadas: Dievo ramybė saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. Man labai patinka tas žodis saugos. Tai lyg sargyba prie durų. Problemos gali būti aplink, bet Dievo ramybė stovi prie tavo širdies durų ir tavo minčių, kad nerimas neužvaldytų tavęs. Gal šiandien tu esi būtent tokioje situacijoje, pavargęs, išsigandęs, su per daug minčių. Noriu tave padrąsinti. Tu neprivalai visko panešti.